Cayenne'ų, Taycanų, Panamerų, Macanų ir Porsche'ų su 4 durim Lietuvos gatvėse kaip ir jau nebetrūksta. Didžiąją dalį jų jums jau esu apžvelgęs. O ko nesu apžvelgęs, tai 2 durų 911 4S Cabrio. Tai šiandien ir apžvelgsiu. Šiandien šalia mane stovi 2020 metų gamybos Porsche 911 Carrera 4S Cabrio. Jėzus, koks ilgas pavadinimas. Bagažinėje 3 litrų benzininis variklis generuojantis 450 arklio galių, varantis ratai visi, bet yra ir tik galinių varomų ratų pasirinkimas, pavarų dėžė automatinė, į aplinką išmetamas CO2 207 gramai kilometrui, o nuo 0 iki 100 vos 3,6 sekundės, bent jau teoriniais skaičiavimais. Porsche 911 istorija prasidėjo dar gūdžiais 1964 metais. Tada nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis Porsche, gavęs pavadinimą 911. Bėgant metams kartos keitėsi praktiškai be jokių pertraukų ir 2019 pasaulyje buvo pristatyta štai ši paskutinė jau 8-oji karta. Tiesa, jeigu nuspręstumėte įsigyti naują 911, jis būtų truputėlį pasikeitęs, nes pernai 2024 metais gamintojai išleido faceliftą. Paskutinės kartos Porsche 911 su kabrioleto kėbulu būtų galima rasti su 13 skirtingų versijų. Variklių dydžiai svyruoja nuo 3 litrų iki 3,8 litro, o arklio galios nuo 385 iki net 650 arklio galių. Ir čia tik tai su kabrioleto kėbulu. Dar yra klasikinis kupė, Targa, Speedster, Dakar ir taip toliau. Ir ten versijų dar daugiau, bet apie viską jums tikrai nepasakosiu, nes man reikėtų lapo ir užtruktume maždaug 20 minučių. Jeigu man bekalbant netyčia užsimanėt įsigyti Porsche 911, kviečiu užsukti į autoplius.lt portalą. Šiuo metu vien naudotų modelių skiltį turim net kelias dešimtis Porsche 911. Jeigu visgi galite sau leisti naują, tai kviečiu užsukti į autoplius.lt naujų modelių katalogą. Ten galėsit pasidairyti į jų versijas, komplektacijas, kainas ir taip toliau. Jeigu visgi nusprendėt rinktis naudotą, tai neįsigykit katės maiše, o pasitikrint, ar ta maiše yra katė, galit tinklapyje autoistorija.lt. Ir šiuo metu aš patikrinsiu šio automobilio kėbulo numerį ir pasižiūrėsiu, ar jis turi kažkokių tai daužtumų. Kol ataskaita ruošiama, priminsiu, kad galit pasinaudoti nuolaidos kodu AUTOPLUS20. Taigi, Porsche 911 parduodama, rado skelbimą, nerasta neatitikimų ridos istorija, įrašų nerasta, rasta eismo įvykių, rida atitinka, eismo įvykiai žalas, išorinės kėbulo dalis, žala nuo 3 iki 5 tūkstančių, bet turint omenyje automobilio pačio kainą ir tvarkymo kaštus, tai tikrai nėra didelė žala ir tai yra vienintelė žala, kurią patyrė šis automobilis. Tai dar kartą pasikartosiu, nepirkit katės maiše, autoistorija.lt. Nors metam bėgant kartos ir keičiasi, iš principo Porsche išlaiko tipinį savo įvaizdį, bent jau dviduriuose modeliuose. Tai turim įprastai apvalių žibintus, viduje rasi tiek ir dienos ledus, tiek ir Porsche LED Matrix System žibintus, kurie iš principo yra labai protingi. Gražiai integruotas posūkis, kuris praktiškai yra paslėptas ir aišku turim masyvės, didelės, juodas, agresyvės Porsche grotas. Automobilio ilgis 4,52 m, tai kaip supratot, jis netrumpas, prošvaisas standartiniam aukštį beveik 12 cm, tai yra labai mažai, bet bent jau nepakilsit į orą važiuodami 300 km/h. Ratai priekyje yra 20 colių, gale 21 colio ir jie aišku yra skirtingų pločių, o jeigu pažiūrėtumėt iš priekio, dar pamatytumėt, kokios pūstos šito automobilio arkos. Ir dar vienas dalykas man labai patinka, kaip rankenėlės įlietos į kėbulą, bet jeigu aš prieinu ir atrakinu, jos gražiai iššoka, tada galiu patogiai įlipti vidų,
O pradėjus judėti, automobiliui jos ir vėl sulenda gilin, tai pagerindamas aerodinamiką. Na, o gale turim spoilerį, kuris pakyla ties 90 km/h. Taip pat siaurus tipinius Porsche žibintus, kurie susijungia dailę LED juostą ir, aišku, tikrus savo paskirtį atliekančius ir nuostabų garsą skleidžiančius duslintuvus. Nu, dabar jau toj apžvelgsim jum interjerą, bet prieš tai, kad geriau mane matytumėt, aš nukelsiu stogą. Ir tai vyksta, turiu pripažinti, pakankamai greitai. O gale nuo vėjo dar turim ir štai tokį dalyką. Aišku, tada jau gale niekas nebeatsisės. Atsėdus į vidų, tai norėtųsi sakyti, kad interjeras ir modernus, bet išlaikytas toks lyg ir klasiškumas, nes nieko iššaukiančio ar labai spalvoto čia nerasit. Šviesios sėdynės, šviesi centrinė konsolės apačia, tamsus viršus, turim šiek tiek medinės apdailos. Tiesa, man gal kiek keistokai atrodo štai šita centrinės konsolės dalis, kuri taip nueina žemyn. Tai lyg ir primena senuosius Porsche, bet šiuo atveju tai lyg ir kažkokia truputį interjero anomalija. Bet gal čia tik tai aš. Dar vienas dalykas, kuris man labai patinka, tai kaip atskirta vairuotojo, būtent tokia lyg piloto kabina nuo viso kito interjero, tai čia irgi Porsche dalykas, kuris man labai patinka. Bet mes tiesiog privalom pažiūrėti į detalių kokybę. Oi, čia labai malonu. Labai kokybiškai apsiūta oda, minkštos medžiagos, netgi ir šita keista detalė maloniai minkšta. Niekas nedreba, net ir daiktadėžės dangtelis, malonus surinkimas geras. Žinot, pirmą kartą sunku atrasti prastos kokybės medžiagų kažkur. Wow. Pačios sėdynės, aišku, yra odinės, labai gerai prilaiko iš šonų tiek mano nugarą, tiek ir šlaunis, jos yra šildomos, tai yra taškuoto oda, dėl to jos dar yra ir vėsinamos, jeigu stogo atsidaryti vasarą nepakaktų. Abi sėdynės valdomos elektra, vairuotojo sėdynė turi dar ir atmintį ir čia yra labai daug vietos, tai ko gero net ir 2 kokių metrų žmogus čia turbūt įsipatogintų be didesnės problemos, bet apskritai ne tik 911, ne tik dviduriuose Porsche, bet Porsche turi tą dalyką, tai patogio vairuotojo sėdėjimo pozicija, absoliučiai neišimtis ir šitas automobilis. Beje, vieną dalyką pamiršau pasakyti apie sėdynės. Galinės sėdynės turi ISOFIX vagiškos kėdutės tvirtinimą, bet kadangi myliu savo vaikus, nenorėčiau jų ten grūsti. Bet Porsche padarė tos pačius ISOFIX tvirtinimus ir ant priekinės sėdynės ir vakar su automobiliu važiavau savo dukrą, specialioj vaikiškoj kėdutėj, buvo daugybė vietos, kėdutė buvo įdėti labai lengva, lygiai taip pat lengva buvo ir ją ištraukti. Multimedijos ekranas 11 colių įstrižainės, veikia pakankamai greit, surasti viską gana lengva, vizualizacijos ryškios, yra originali navigacija, kuri taip pat veikia pakankamai greitai, jos rodmenis galima perskelti ir į vairuotojo ekraną, prie ko dar prieisim. Man labai patinka, kad čia Apple CarPlay Android Auto veikia be laido, 5 metų senumo automobilyje beje, bet čia visgi Porsche. Man tik užkliuvo 2 dalykai. Tai vienas dalykas, jeigu vairuoju ir noriu pasiekti multimediją, ji truputėlį tolokai, tai man reikia pasilenkti. Kitas dalykas, tos piktogramos pakankamai mažos, tai jeigu mano pirštai šiek tiek stambesni ar šiandien truputėlį dreba rankos, tai gali pasispausti lyg ir truputėlį ne ta vieta. Bet principė su ja viskas net labai neblogai. Po multimedija yra ir dar keletas labai svarbių mygtukų, jie reguliuoja amortizatorių kietumą, čia yra varinis, antipraslydimo išjungimas ir vienas mygtukas, ant kurio nupiešti, kaip aš sakau, žiūronai, bet čia yra ne žiūronai, o duslintuvai ir tas mygtukas daro vožtuvą, kad turėtume daugiau garso. Tai visi jie prasmingi, visi jie įdomus, bet mes išbandysim vieną, aišku, garsą. Tai dabar užsikursiu. Čia įprastas automobilio garsas. Dabar atidarykim vožtuvą. Lyg ir kažkas pasikeičia. Klimato kontrolės valdymas pilnai dar nesugrūstas į multimedijos ekraną, nors šitoj centriniai daly tikrai stipriai mygtuko apmažėjo. Čia vis dar turim 3 virteles, kurios didina arba mažina abiejų pusių temperatūrą arba pūtimo intensyvumą, kas
realiai ir yra patys pagrindiniai nustatymai klimato kontrolės. Jeigu norėsit papildomų, jau reiks eiti į atskirą klimato meniu ir viską susireguliuoti čia, bet būnant realistų, dažniausiai, kai mes patys eksploatuojam tą automobilį, tai viskas būna jau sureguliuota, o mes dažniausiai padidinam arba pamažinam temperatūrą. Tai principe čia viskas taip pat neblogai. Vairuotojo ekranas man dar viena patinkanti detalė, tiksliau čia ne vairuotojo ekranas, o 2 skaitmeniniai vairuotojo ekranai ir analoginiai rodmenys per vidurį apsukų. Tai vienoje ir kitoje pusėje esančius ekranus galima valdyti praktiškai vieno ratuko ir vieno mygtuko paspaudimu į kiekvieną iš ekranų. Gerai, į kairįjį ekraną galima įsidėti šiek tiek informacijos, į dešinį ekraną mes galim perskelti labai daug informacijos, įskaitant G-jėgas, chronometrą, naktinį matymą, navigaciją ir taip toliau. Tai tų funkcijų labai daug, valdoma viskas labai paprastai, o viduryje esančios apsukos yra lyg ir maža duoklė seniesiam Porsche ir turiu pripažinti, man tas labai patinka. Kalbant apie vairą, tai ką čia slėpsi, dar viena puikiai detalė, vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, žinoma jis yra šildomas, multifunkcinis, kaip minėjau, tas multifunkcinis valdymas pakankamai paprastas, vienas mygtukas mane permeta į vieną ar kitą ekraną, su kitu ratuku aš tiesiog keičiu tos rodmenis, taip pat galima atsiliepti ar padėti ragelį. Viena keista multifunkcinio vairo detalė yra tai, kad aš galiu perjungti dainą į priekį, bet negaliu perjungti atgal. Jeigu noriu perjungti atgal, tai turiu jau rinktis štai čia esantį mygtuką. Tai toks keistokas elementas. Pats vairas, aišku, yra valdomas elektra, nes čia pakankamai prabangus automobilis. Už vairo dar turim ir menteles, kurios leidžia padidinti arba sumažinti pavarą. Už vairo dar yra viena svirtelė, kur slepiasi adaptyvaus autopiloto rankenėlė. Štai čia su ratuku jungiasi važiavimo režimai, o ant važiavimo režimų ratuko yra mygtukas, kurį įspaudus automobilis duoda momentinio būsto ir mes turim 20 sekundžių maksimalios jėgos, jeigu norim kažką staigiai ir apsilenkti, tam, kad nereiktų laukti, kol automobilis užsigazuoja pats nuspaudus akceleratorių ir tik tada įvyksta lenkimas. Tai nuostabus momentas, ypatingai startuojant. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse neįprastai turim vieną ir antrą dėtuvėlę, štai šita yra labai maža ir mane šiek tiek erzina, nes ten labai giliai gali prikristi daiktų, kuriuos paskui sunkiai beištrauksit. Štai čia yra dar viena dėtuvė, jinai nebaisiai plati, kaip matot, mažas vandens buteliukas telpa, bet jeigu jį išmeščiau, Autoplius milžinpodis jau nebetelpa arba man reiktų grūsti per prievartą, bet aš nenoriu nubraižyti savo Porsche. Per vidurį, jeigu įdedam Autoplius milžinpodį, jis netelpa, jeigu įdedam buteliuką vandens, jis balbatuoja į šonus. Tai tokia neįspūdinga ta dėtuvė. Toliau turim vieną įprastą dėtuvę štai čia, jos dydis, sakyčiau, toks gana vidutinis. Ir aišku, turim porankį, porankyje praktiškai nėra išvis vietos, čia galiu įdėti savo telefoną, kuris čia nesikrauna, bet galėtų būti šita funkcija. Dar yra 2 USB jungtis, SD kortelė įdėti vieta ir SIM kortelė įdėti vieta. Tai automobilis nepraktiškas, bet nepraktiškumui ir jis buvo pagamintas. Tiesa, praleidau pačią bene seksualiausią dėtuvę, tai išvažiuojantį keleivio puodelio laikiklį, į kurį taip pat netelpa Autoplius milžinpodis. Nu, dabar atsisėsiu į galą, pažiūrėti kokia situacija čia, nes automobilis visgi 4vietis, bet prieš tai turiu nusileisti šitą daiktą, nes man netilps galva, vadinasi visiems pūs daugiau vėjo. Ir aišku, turiu padaryti nepatogesnę vairuotojo sėdėjimo poziciją, nes kitaip mano kojas čia tiesiog netilps. Tai į priekį pasodinom mažą vairuotoją ir sėdu į galą. Tiesą pasakysiu, manau, kad čia labai sudėtinga įlipti, jeigu stogas uždarytas. Nu, nežinau, labai nenorėčiau čia sėdėti. Spaudžia nugarą, spaudžia kelius, spaudžia šoną. Norėčiau pabandyti su uždarytų stogų. Tai operatorius, jeigu galėtų dabar man tą stogą uždaryti, aš pasižiūrėčiau, kokia situacija bus su mano galva. Galimai neatsisėsiu. O, džiugas vos telpa atsisėsti prieki manęs. O, nebūtina buvo pilnai sėsti, bet vis tiek eksperimentas. Reikia uždaryti duris. Ai, teisingai. O jas, gavau per galvą biškį. Taigi, matot, situacija labai prasta. Na, o dabar pažiūrėsim į bagažinę, o tiksliau į priekį žinę, nes gale yra, kaip žinot, variklis. Tai bagažinės talpa 132 litrai. Jinai nėra tokia maža, kokį jūs galbūt įsivaizduotumėt. Čia telpa
didelę tašę ir dar tilptų kokią kuprinę ant viršaus, tik aišku, mano kolegos daiktai jau nebetilptų. Ir Porsche siūlo kaip ir dar vieną opciją, atsilenkia galinės sėdynės, taip lyg padarydamas kažkokią vietą susidėti daiktams. Bet tos vietos labai mažai ir iš kitos pusės, jeigu tai nebūtų kabrioletas ir būtų kupa, tai tos daiktus dar ir įgrūsti gal būtų labai sudėtinga. Tai būkim realistai, nepraktiškas tas automobilis. Nu, dabar to leisiuosi kelią, tik prieš tai užsikursiu automobilį ir pažiūrėsiu į galinio vaizdo kamerą. Tai kamera labai kokybiška, turim parktronikus tiek priekį, tiek gale. Galinė kamera turi juostas, kurios sukiojasi sukant vairą. Taip pat galim tą vaizdą šiek tiek išlenkti, matyti plačiau. Taip pat galim matyti atskirai vaizdą tik tai šonu. Ir dar visada kartu su parktronikais matom ir 360 laipsnių vaizdą. Tai kamera yra tiesiog puiki. O dabar užsidarau stogą ir leidžiuosi kelią. Išvažiavusi kelią pradėsiu nuo svarbiausių skaičių, kurių dalį jau paminėjau. Tai automobilis turi 450 arklio galių, sveria vos 1,6 tonus ir yra varomas visais ratais. Tai vien iš šių teorinių duomenų nesudėtinga suprasti, koks automobilis yra žvitrus ir greitas. Ir beje, 911 turi itin gerą launch control sistemą, kuri leidžia žiauriai staigiai sustartuoti. Ir aišku, mes šiandien to neišbandysim. Oficialūs duomenys sako, kad nuo 0 iki 100 3,6 sekundės, bet yra atlikta bandymų, kai toks automobilis 100 km/h greitį pasiekia vos per 3 sekundės. Įspūdinga. Viena labiausiai Porsche 911 man patinkančių savybių yra tai, kad tai yra sportinis automobilis, kuris yra sukurtas važinėti kasdien. Vasarą, žiemą, rudenį, pavasarį, kada tik tai norit. Ir vien dėl šito fakto man norisi atleisti tai truputėlį standokai važiuokliai, kuri pervažiuojant per gulintį policininką ar kažkokį kelio netobulumą didesnį, gali duoti šiokį tokį smūgį kėbului. Bet turint omeny, tiksliau, žinant automobilio galimybės, kaip ir norisi atleisti tai važiuokliai. Bet nesupraskit manęs neteisingai, jeigu pasikeliu greitį iki 100, 120, 130 km/h, tai tas nekomfortas virsta komfortu. Kalbant apie važinėjimą mieste su 911, tai iš principo susisukimo spindulys iš tikrųjų labai geras. Tas automobilio žvitrumas, paklusnumas, greitis labai padeda mieste reaguoti į besikeičiančias situacijas ir kažkur įlyst, kas gali šiek tiek erzinti. Tai automobilio vairas sukasi šiek tiek sunkiau, visgi tai sportinis automobilis. Na ir jis labai platus. Tai šitos dvi savybės gali šiek tiek suerzinti parkuojantis daugiabučių kiemuose ar nežinau, kažkur prie parduotuvės. Na, o tiems, kas nusipirks Porsche 911, ko gero vingiuoti užmiesčio keliukai bus pagrindinis ir dažniausiai pasirenkamas maršrutas, nes automobilis važiuojant net didesniu greičiu atrodo, kad yra tiesiog prilipęs prie kelio. Man kaip vairuotojui jis suteikia tiek daug pasitikėjimo ir aišku, nereikia perspūsti, bet man net nepanašu, kad jis nors norėtų nuslysti nuo kelio, nes sukibimas puikus, ratai platus, varo visi 4 ratai, tai ta dinamika tiesiog puiki. Nežinau, jis tiesiog nuostabus. Tokių automobilių pirkėjai ir vairuotojai turbūt sąnaudų nelabai skaičiuoja, užtat paskaičiavom mes. Vakar užmiestyje pravažiavau apie 150 km, įprastu Lietuvoje leistinu greičiu, nemažai važiavau automagistraliai važiavau 130 km/h, visgi vasaros sezonas. Tai automobilis grįžus namo man parodė beveik 10 litrų benzino 100 km, turint omeny, koks tai automobilis ir kad, norėjau sakyti po kapotu, bet bagažiniai 3 litrų variklis, tai man tos sąnaudos atrodo tiesiog puikios. Važinėjant mieste įprastu tempu, tai turėsi 12, gal 13 litrų 100 km, kas taip pat nėra daug. Na, o jeigu lėksi, tai vienas dievas, tai žino, kiek litrų 100 km tas automobilis ims, nes viskas priklausys tik nuo to, kokio sunkumo jūsų dešinė koja. Pavarų dėžė automatinė, ji turi 8 pavaras ir čia nėra net ko sakyti, Porsche jau labai seniai gamina puikias
PDK pavarų dėžės, jos pavaras jungia švelniai tiek akceleruojant staigiai, tiek ir švelniai. Ko gero, tai yra viena mano mėgstamiausių automatinių pavarų dėžių vien dėl savo reakcijos. Pažiūrėkit, dabar važiuoju 50 km/h, paspaudžiu, reaguoja. Aišku, tas atsilikimas šioks toks yra, visgi tai nėra mechaninė pavarų dėžė, bet tas atsilikimas labai mažas. O tai, ką kalbėjau, dabar parodysiu, turim 20 sekundžių boostą. Jeigu norim apsilenkti automobilį, tai paspaudu šitą mygtuką, 20 sekundžių turbina bus pilnai užsipūtus. Tai paspaudžiau, apsukos sukyla, iškart turiu beveik 4000 apsukų ir dabar bet kuriuo momentu paspaudus akceleratorių automobilis sureaguos. Pokšt, reaguoja. Ir iškart turiu atrakintą beveik maksimalią galę, kas yra, įspūdinga. Kalbant apie matomumą, tai gale jis prastas, bet aišku, matau viską, kas vyksta už manęs, tik tai tas langelis pakankamai siauras. Priekį viskas puikiai, veidrodžiai geri, priekinis langas didelis, vidurinis veidrodėlis kabo pakankamai aukštai, tai atvirai pasakius, neturiu ko skųstis. Na, o dabar išbandysim garso izoliaciją. Kadangi automobilis yra kabrioletas, tai logiška, kad tokios ypatingai geros garso izoliacijos jis neturės, bet mes padarysim bandymą. Važiuosim 50 km/h greičiu su stogu ir be stogų. Tai pradėkime nuo važiavimo su stogu. 63-65 decibelai, jeigu tai būtų kupė, tai aišku, rezultatas būtų gerokai geresnis. Dabar sustosiu ir atsidarysiu stogą. Ne, aš važiuodamas atsidarysiu stogą. Nice. Maždaug 68 decibelai, tai skirtumas nėra jau toks ir didelis, ko gero langai pakankamai gerai nukreipia vėją, kad tas vėjas nepatektų į saloną, nepūstų į mus ir aišku taip nesukeltų papildomų garsų. Na, o pabaigai kaip visada šiek tiek skaičių. Kasko. Kiek galėtų kainuoti metinis kasko tokiam automobiliui? Tai jeigu esat Biržų rajono gyventojas, sulaukęs 50 ir vairuojat daugiau negu 18 metų, kasko draudimas jums kainuos apie 6000 eurų metam. Tuo tarpu 18 metų Vilniečiui draudimo kaina pakils iki 27 000 eurų metam, kas yra šiek tiek į neviltį varantys skaičiai. Pats automobilis šiuo metu autoplius.lt portale parduodamas už 142 000 eurų. Įprastai paskutinės kartos 911 kainos startuoja nuo maždaug 100 000 eurų. Kokios alternatyvos? Pavyzdžiui, Chevrolet Corvette, Audi R8, Nissan GT-R arba Jaguar F-Type, kurį bandžiau, taip pat jis yra nuostabus automobilis. Ar verta rinktis būtent Porsche 911? Žinot, dažnai apžvalgose stengiuosi negirti arba per daug nebarti kažkokio automobilio ir išlikti nešališkas, bet šį kartą tiesiog negaliu. Važiuokit ir pirkit, tai nuostabus automobilis, su juo gera važiuoti, su juo pasimiršta problemos, o aš tiesiog einu taupyti pinigų. Palaikinkit, pasubscribinkit ir užsukit į socialinius. Iki.